Johnsonu. Na taip, ir turbūt kol kas didžiausias Utenos komandos klaustukas yra būtent gynyboje. Geba jie rinkti taškus. Renka tikrai labai solidžius skaičius Utenoje, bet aišku, tik sezono pradžia. Tubelis gerą poziciją buvo prieš Venskų užsiėmęs, bet nepavyko ten pagauti kamuolį iki galo. Vis tiek žaidžia iki galo ir dar du taškus. Bet kol kas puolime Žalgiris gana lengvai renkasi taškus. Ir šį kartą kantriai ten turėjo progą išsimesti tiek Modolo, tiek Rupštavičius, bet štai taip. Ką mesti iš toli, gali surasti visiškai. Rungtynėms vietoj Nigelio Williamso Goso. Modolo. Ten per apačią ėjo Malikas Danielsas ir... Poti kamuoliai puolime, 2 papildomi šansai. Iš jų sukurti 3 taškai. Čia derinys Deividui Sirvydžiui, tiesa nepavyksta atsilaisvinti, suklumpa kažkiek Paulius Valinskas. Deividas Sirvydžius. Butkevičius sulaukia Tubelio užtvaros, lieka Ryanas Švygeris prie jo, išvestas Sirvydis, greita metimui dar kartą. Nepasižymėjo kol kas gerais pasirodymais, tik 3 taiklus metimai iš 20, bet dabar jo šansas suspindėti aukščiausioje Lietuvos lygoje. Jau 7 sekundės atakai, 6 Mikalauskas gražiai čia pamato tiesiog atšokantį slyvą ir jau kai eina, tai eina 7 iš 8 tritaškiai pirmajame kėlinyje, čia Utenos Juventusas nespėja. 3 statistiniai rodikliai, kuriuos pademonstravo Žalgiris. Na taip, 7 taiklus tritaškiai per pirmasis 10 minučių, 12 atakų iš 15 sėkmingai pabaigė Kauno Žalgiris. Gynyboje per pirmasis 10 minučių abi komandos atkovoja po krepšio. Gerą poziciją užtėmė, o čia gerą perdavimą užmetė. Rupštavičius Birunč. Tikrai turės dar galimybių atsidaryti. Ir čia kaip puikiai sužaidžia Rupštavičius, ne tik išmušęs kamuolį, bet ir jį grąžinęs komandai. Čia Biruntis. Jungtas. Mikalauskas. Laukia užtvaros, Žalgiris žaidžia ispaniškai pick and rollą. Mikalauskas per Vranešą. Jo metimas netaiklus. Ir štai galėtume sakyti, kad tai yra rizika verta, kurią verta prisiimti, bet aišku, visi žinome, koks tai yra metikas, tas pats Modolo. Kita vertus, aišku, na prieš Žalgirį, kaip Kęstutis Kemzūra, treneris prieš rungtynes ir sakė, tu kažkur turėsi. Ir 5 taiklus metimas praktiškai visi arba dešinė ranka nuo dešinės kojos, arba kairė ranka nuo kairės kojos. Labai gerai čia įvaldęs šitą metimą Danielsas, jo firminis. Čia gerai pataiko po krepšio, jo 6 taškas, šiaip dažnai, na irgi buvo Žalgirio sistemos auklėtinis, dažnai prie Žalgirį sunkios jam rungtynės būna, čia Brasdeikis taip pat. Kamuolio puolime, bet pašok irgi per anksti. Čia Paulius Valinskas tiesiog į varžovą, pražangų ten jokių nėra, gauna Rupštavičius. Danielsas dabar ar pasirinks atakuoti, Birutį pasirenka ir neveltui prieš tai pasuodavo. Švygeris išveda laisvą Uleckas taikliai. Panašus vaizdelis kaip ir visas rungtynes. Valinskas ir toliau tiesiog atakuoja Mikalauską, bet dar nei vieno metimo nepataikė. Mikalausko koks geras perdavimas ir gražus. 10 sekundžių atakai, Tubelis gauna kamuolį. Sirvydis lysteli čia, bet sugeba dar kažkaip nuvesti kamuolį iki Tubelio. Mozis Raitas Rupštavičius lengvai atiduoda, 4-2 puola dabar Rupštavičius, net sėkmingai. Na bent tiek, bent jau tas skirtumas kiek mažiau nei 30-28. Nes statistika buvo, aš mėgšteliusi jūsų ekranuose, na tenai Kauno Žalgiris, galima taip sakyti, susigadino šiek tiek tą tritaškių procentą, kuris dabar nukrypsanas. Taip retai atakuoja tą krepšį, čia Ulanovo bandymas išprovokuoti pražangą, 2 žingsnis nuo tritaškio. Tiesa, šį kartą nepataiko. Taip, na šiandieną vis tiek kiek žemiau savo vidurkių žaidžia. 20 taškų vidutiniškai. Ten net nelaukia Vranešo užtvaros, perdavimas tiesiai Rupštavičiui. Rupštavičius pamato, nubėgusi Ulanovas gražiai Tubelį. Fantastika. Sumeta kamuolį Rupštavičius. Čia sustabdo jį ten ties. Dar Lukas Uleckas bando čia atakuoti, nepataiko. Iš po krepšio 98-68 Kauno Žalgiris lengvai ir nesunkiai įsirašo 4. pergalę LKL, kurią remia Betson čempionate.